Sveikas, kaip nekeista, tu dar gyvas, sveikas. Sveiki gerbimieji. 38.2025 metų savaitė ir jau 43 mūsų susitikimas. Kaip matote, dirbtinis intelektas sukūrė skaičių 43 su kirviais ir spygliuota viela. Neatsitiktinai, bet pradžiai toks draugiškas komentaras. Vienas draugas rašo žinutę į Messengerį. Maždaug pėstininkas be kastuvėlio, tai kaip jūreivės be laivo. Turiu pasiūlymą perspektyvai, apie humorą, muziką ir taip toliau. Tai labai geras komentaras, tai mes čia pajokausim. Iš tikrųjų, papokštausim, bet pradžiai ko nepasakiau 41 susitikimo metu. Kad kastuvas, kirvis, šluota, kibiras, rusų kalboje tas komplektas, kai didesnis, ten žirklės vėlai karpyti, vadinasi šansovый instrument. Ir aš kažkaip susimaščiau ir galvoju, ar čia turi kažką bendro su šansais. Ten 0 šansų. Kas yra šansas? Šansas yra proga, pamėginimas. Bet šansovый instrument kyla nuo vokiečių kilmės žodžio šansa, ką reikštų apkasas arba įtvirtinimas. Ir šansverk yra tvirtovė. Dėl to pas inžinierius ant siūlų labai dažnai yra tvirtovės. Jeigu norite kraftwerk, tokia grupė buvo, galėjo versti kaip jėgainė, bet iš tikrųjų kalba eina kaip elektrinė. Tai kastuvas, kirvis ir visi kiti daiktai įeina į tą šansovый instrumentą. Ir tie šansiniai instrumentai, čia aš jau rusiškai kalbu, yra nešiojami ir vežiojami. Ir tie, kurie yra vežiojami, jie tvirtinasi prie mašinos ir dažnai matote, ten kastuvas pritvirtintas prie karinės mašinos, ten pjūklas, laužtuvas, dar kažkas, tai you name it. Bet tai nėra tas šansas, kai jūs metat kauliukus. Šiaip tai arabiškai žaidimas kauliukais vadinasi azahar. Iš to yra kilęs žodis azartas. Tai prancūziškai yra šansas, o arabiškai yra azartas. Bet čia nesusiję dalykai. Žadėjau papokštaut kaip anekdotas. Tai Vania Liochai šaukia: gaudyk kirvį! Tai sako: ką? Pagavai? Nepagavai? Pagavo, ateina pas daktarą. Sako: daktare, čia man kirvis į nugarą įsmigo. Daktaras žiūri jį. O kiaulytė vaikystėje nesirūtė? O vėjaropys? Toks pilnas susirūpinimo veidas. Bet čia ne apie tai kalba iš tikrųjų. Kirvis simbolizuoja tam tikrą kategoriją legionierių. Matome nuotraukoje, tokie su kirvukais paradė žygiuoja prancūzų legiono pionieriai, inžinieriai. Gerai nuaugę, barzdoti vyrai, odiniai žiurstai, kirvukai. Šiaip legionas per paradus žygiuoja po to, kai visa kariuomenė nužygiavo. Paskui jos tik tai, paskui orkestrai praeina. Nes visa prancūzų kariuomenė žygiuoja maždaug 120 žingsnių per minutę, o legionas 88 žingsniai per minutę. Labai lėtai, iškilmingai, patys save gerbiantis. Kodėl pionieriai arba inžinieriai pradeda paradą? Dėl to, kad tradiciškai jie išvalo kelią. Tarsi, suteikia mobilumo. Šiaip tai jie yra paruošti kaip ir pėstininkai, bet dėl to nėra negerbimi. Jie moka ir kariaut, ir statyt, ir griaut, ką tik tai norite. Absoliučiai. Sausumos pajėgose daugiausiai padalinių nešioja žalias beretės. Bet yra kovinės paramos vienetai, kurie nešioja juodas beretės. Tai inžinieriai ir artileristai. Jos atskirstė iš šių berečių, net jeigu nešioja Žemaitijos ar geležinio vilko emblemas. Matome ženklus, čia yra taktiniai ženklai, taip mes žymime ant žemėlapio. Tai vienas kvadračiukas, tiksliau, vienas stačiakampis
yra inžinieriai, kitas artileristai. Ten, kur inžinieriai, ten tiltas nupieštas, o ten, kur artileristai, nupieštas patrankos sviedinys. Patrankos sviedinys. Jeigu uždėtumėm po 3 taškelius, tai būtų inžinierių būrys, bet jeigu mes uždėtumėm po brūkšnelį, tai būtų inžinierių kuopa. Ir tai jau dydis. Tai yra, mes matome paskirtį, bet matome dydį. 3 taškiukai būrys, 1 brūkšnelis kuopa. 2 brūkšneliai batalionas. Čia taip. Bendram išsilavinimui. Taigi spygliuota viela. Spygliuota viela buvo užpatentuota 1867 metais. Ir jinai buvo užpatentuota Jungtinėse valstijose. Paskui jinai buvo tobulinama ir laikui bėgant jinai paplito po pasaulį. Žiauriai pasiteisino per Pirmą pasaulinį karą. Tarsi, kam buvo naudota spygliuota viela per Pirmą pasaulinį karą? Tam, kad sulėtinti judėjimą. Ir labai dažnai žmonės kalba apie 2 dalykus vienu metu. Tai spygliuota viela ir kulkosvaidžiai. Tai yra, žmonės negali judėti greitai, o jeigu yra kažkur praėjimas, tai tada jie susikoncentruoja ir ateina į tas vadinamas žudimo zonas. Tai spygliuota viela jinai yra pigi, greitai pernešama ir sunkiai įveikiama. Pavyzdžiui, Britai bandė padaryti tokį atskirą artilerinį šaudinį su šratais, tokia šrapnelė, kurio tikėjosi, kad sprogus ore sukapos spygliuotą vielą. Ne, nepaėjo. Tai ką gali daryti spygliuota viela? Jinai gali daryti perimetro apsaugą. Tai yra, mes kažkur įsikūrėm ir palei perimetrą išdėliojam. Tai yra ir fizinė kliūtis, ir psichologinė kliūtis irgi. Pavyzdžiui, yra pagaminta dabar ir kaip britvutės toksai spygliuota viela, kai jie taip suvinioja, pavadina koncertiną. Ir Afganistane aš netyčia įlipau. Ir man taip ta britvutė taip čiakšt į koją. Ir tol, kol aš tą ištraukiu, kitą britvutę čiakšt į kitą koją. Kol tą ištraukiu, tą čiakšt į kitą koją. Tai ten, kai įsivili, tai ir įsipainioti yra sunku. O metalas geras, netgi, pavyzdžiui, tas lasermanas peiliukas ne visada padeda. Taigi, tam tikram objektui apsaugoti. Gerai. Kliučių kūrimui, aš jau tai paminėjau, jau esamų natūralių arba dirbtinų kliučių sustiprinimui, pavyzdžiui, padarėm tvorą su Baltarusija, tai dar ir spygliuota viela ant viršaus, kad neperliptų. Kaip minėjau, psichologinis poveikis jau yra. Ir šiaip, kalbant apie inovacijas, mes, aišku, pajuokausim, jeigu pasakysim, kaip sakant, dirbtinis intelektas pas tvorą atsirado. Bet pradžiai per tą vielą paleisdavo elektrą. Tada sugalvojo sistemą, kad iš tikrųjų ten, kur prisiliečia žmogus prie spygliuotos vielos arba nukerpa spygliuotą vielą, budėtojas pamato vietą ekrane ir čia šiaip jau labai senas išradimas. Tai kalbant apie dirbtinį intelektą, tai aš tada jums gal pabaigai anekdotą. Ateina žmogelis į kareivinės, pasiima kirvį ir sako, einu pakalbėti su spygliuota viela. Sako, tai kalbėkis per Wi-Fi. Jiнаigi turi dirbtinį intelektą. Ir šiaip tau, kam čia tau kirvis? Jis sako, aš noriu, kad spygliuota tvora, spygliuotos vielos tvora, suprastų, kas čia yra šeimininkas. Būtų galima dar pajuokauti, bet spygliuota viela pačioj pradžioj buvo vadinama torn. Tai spyglys tornwire. Tai ir buvo spyglys, kuris iš tikrųjų buvo erškėtrožės spyglys. Tai pabandykite įlysti erškėtrožių rūmą ir jūs suprasit, iš kur čia tokia įdomesnė paralelė. Galima paklausti, kodėl dabar jinai vadinasi barbed wire. Nuo žodžio barbė. Ne, atsiprašau. Nuo žodžio barba, ką reikštų lotyniškai barzda. Tai tą, ką mes šiandien vadinam barbed wire,
galėtumėm versti pažodžiui kaip barzdota viela. Originalu. Originalu. Visai pabaigai. Norėčiau pasakyti, kaip spygliuotą vielą vadino indėnai. Ir paskui perėmė kaubojai. Nes laukiniai vakarai žmonės pradėjo aptverti teritorijas, kurias laikė savo nuosavybę. Laukiniai gyvūnai pasimaudavo, žirgai pasimaudavo, tie, kurie bizonus gaudė, turėjo problemų, kaubojai, kurie pardavinėjo krūvas įvairių jaučių, karvių ir taip toliau, jie turėjo problemų. Buvo netgi spygliuotų tvarų karai, problemos, nes juos išversdavo žmonės, vėl pastatydavo. Kaip tai buvo pavadinta? Tai buvo pavadinta